Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Sveiki gyvi, gerbėmieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Su jumis ir vėl viktorina Gamtos kodas. Laidų ciklą sezono pabaigoje vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbiamas dokumentinių filmų festivalis konkursas. Jame geriausi Lietuvos kino meistrai, o galbūt ir jūs, atskleis savo požiūrį į unikalią Lietuvos gamtą, jos ekologinės problemas ir kitas blogybės. Laidoje, kaip įprastai, kaip jūs turbūt puikiai jau žinote, varžosi 3 dalyviai, atsakinėdami klausimus apie Lietuvos gamtą, ekologiją ir kartais apie kitų šalių gamtą bei ekologiją. Taip, ir žiūrovai, ir dalyviai praplečia savo akiratį. Šį kartą mes apsilankysime unikalioje Lietuvos vietoje Nemuno Kilpų regioninėme parke. Pradedame mūsų žaidimą, kaip jau jūs puikiai žinote, pirmasis atsakęs į preliminarų klausimą, atrankinį klausimą, tampa laidos dalyviu. Tokių dalyvių mes turėsime 3. Sveikinuosi su studijos svečiais, sveiki atvykę, pasiruoškite atsakyti klausimą. Čia kartais lemia ir reakcija, ne tik žinios. Šios dienos tema, kaip girdėjote, Nemuno Kilpų regioninis parkas. Kelių rajonų teritorijose yra Nemuno Kilpų regioninis parkas. Kelių rajonų, keliuose rajonuose. Manau, 3. Taip, teisingas atsakymas, prašome prie pulto. Atsakymas teisingas, 3 parkas apima dalį Birštono, Prienų ir Alytaus rajonų savivaldybių. Kitas klausimas jums visiems. Koks Nemuno Kilpų regioninėme parke esantis miškas dar 1954 metais buvo paskelbtas medžioklės draustiniu? Taip, matau ranką. Taip, jūsų atsakymas? Manau, kad Punios Šilas. Punios Šilas. Taip, ponia teisi, Punios Šilas. Prašau. Tai didžiųjų praeities girių besitęsusių abipus Nemuno liekana. Miške vyrauja pušys ir eglės, tai botaninis zoologinis draustinis. 2 žaidėjai jau yra, o iššūkį žaidėjams šiandien mes, žinomas žmogus iš televizijos pasaulio, aktorė, laidų vedėja Giedrė Gurevičienė. Žaidėjai jau savo postuose, metas susipažinti, kuo jūs vardu, ką veikiate? Saulius, statybos inžinierius šiuo metu. Laida buvo apie statybas. Buvo, praleidote. Praleidau. Iš kur esate? Kulautva, Kauno rajonas. Tai arti gamtos? Na, grinai gamtoj. Sklype, kuriame gyvenu, pas mus 20 pušų, mano 12 aerų. Tai irgi vos ne parkas nacionalinis. Na, taip, regioninis ir parkas. pušys jau senos pušys, ne tai, kad pušelis. Ten iš tikrųjų labai gražios vietos. Taip, jūs? Esu Regina Genkovienė, esu istorikė, dirbu vienos įstaigos archyve. Taip pat profesija tinkama tokiam žaidimui. O jums teko anksčiau žaisti žaidimuose, dalyvauti viktorinose? Taip, senais laikais dalyvavau žaidime, tam davė O. Ir ką jums davė? Šaukštelius gintariniais. Tai čia galite laimėti šitą dėlį. O jūs irgi turbūt žaidėte, ar ne? Na, aš 6,0 milijonas nesu žaidęs. Nesat žaidęs. Ne. O taip norėjote žaisti? O taip beveik visos. Tai profesionalas. Ne, mėgėja, žinokit, svarbiausia sudalyvauti. Bet jau patyręs. Priedo su tamsta taip pat esu žaidęs, skrydis į Eridaną toks buvo. Taip jau senais laikais, gal dar prisimenu. Na, aš pats nebuvau vedėjas, bet žinau tą žaidimą. Ten buvo kitas kolega. Taip, ir kai įėjo Giedrė, tai pasigirdo toks plojimai, pažįstamas veidas iš televizijos, įvairių serialų tikriausiai, taip pat tikriausiai ir iš teatro scenos. Gal keletą žodžių apie tai, ką jūs veikiate? Na, manau, mano profesija mažiausiai tinkama viktorinams. Bet kadangi visi mes esame toje gamtoje Lietuvos, užaugę ar ne, tai visi turi šansų. O jūsų veikla, jūs aktorė, buvusi kažkada Baltojo Katino svetainė, ar ne? Taip. O kokia veikla labiausiai patinka?
kokie vaidmenys, serialai, teatras ar dar kažkas. O gal tiesiog vaikščiojimas gamtoje? Tiesiog buvimas. Gamtoje ar seriale? Čia ir dabar. Labai filosofiškas atsakymas. Galbūt čia bus ir filosofinių klausimų. Tikėsimės. Puiku, susipažinome su dalyviais, o kol žaidėjai pasiruoš, kviečiame pažiūrėti mūsų kolegų parengtą reportažą. Be abejo apie Nemuno kilpas. Kuris lietuvis nežino Nemuno kilpų? Pakanka tik pažvelgti į Lietuvos žemėlapį, kad pastebėtum tą keistą gamtos stebuklą. Prieš daugiau kaip 80 metų rašė profesorius Steponas Kolupaila. Žymus hidrologas, mokslininkų dar vadinamas žmogumi mylėjusiu Nemuną. Kodėl kelis šimtus kilometrų ramiai vingiavusi didžiausia mūsų upė, vidurupyje iki Žiočių likus tik pusketvirto 100 kilometrų, pradeda įmantriai rangytis lyg gyvatė, vieną po kito riesti kelias stambes kilpas. Įtaką didžiausią Nemuno kilpų formavimuose turėjo tektoniniai lūžiai, būtent uolienų, po mūsų kojomis esančių uolienų lūžiai. Kaip geologai sako, čia susikerta dvi tokios lūžių linijos, kurios suskaidė žemę blokais. Ir slinkęs ledynas tos blokus paslėgė ir dabar mes turime išsilaisvinusius tos blokus. Dabar tie žmogaus akiai nematomi blokai per metus pakyla po 3-4 mm, o upių tėvas tarp jų skinasi savo kelią. Nemuno vidurupio grožio paakinti žmonės daugiau kaip prieš 70 metų siūlė čia įkurti Tautos parką. Tačiau tik 1992 metais buvo įsteigtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Susipažinti su juo mums padėjo vyriausiasis parko ekologas Žydrūnas Preikša. Pirmiausiai vykstame į Prienus, kur Nemuno salose galima stebėti gausias paukščių kolonijas. Šitoje teritorijoje galima sutikti didžiąją dalį vandens paukščių, tai tiek antinių, tiek kirinių, tiek ir tilvikinių paukščių. Ne tik tai pačių dažniausių, bet dažnai sutinkami bent pavieniai ir reti paukščiai, arba net labai reti. Kitas maršruto tikslas – Deksnės Maumedynas, esantis prie pat kelio Kaunas-Alytus. Įdomu tai, kad XIX amžiuje maumedžiai Lietuvoje sodinti tikintis ekonominės naudos. Tai greitai augantis medis. Deja, paaiškėjo, kad jo mediena nevertinga. Tad dabar natūraliai mūsų kraštuose neaugantis medžiai skirti tik grožiui. O Deksnės botaninėme draustinyje jie įspūdingiausi. Tokio amžiaus ir aukščio medynų tikrai nėra. Yra daug įvairiuose vietose maumedynų prisodinta, bet jie dar yra žymiai jaunesni ir mažesni. Galiausiai Nemuno kilpų regioninio parko pasididžiavimas. Punios šilas, juokais kartais vadinamas vieninteliu užrakinamu mišku Lietuvoje. Tai yra vienintelis kelias įvažiavimui į mišką. Visas miškas yra apjuostas Nemuno upe. Ir stovi ties įvažiavimų šlagbaumas ir bet kada jį galima uždaryti. Tačiau ne tuo šis miškas unikalus. Jis vienintelis Lietuvoje, kuriame dar galima pajusti senųjų žmogaus rankų nepaliestų girių dvasią. Gamtiniu požiūriu aš jį priskirčiau prie vienų vertingiausių miškų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai yra seniausia ir sengirė. Lietuvoje galima, be abejonių drąsiai galima tai pasakyti, nes yra mažiausiai iškirstas, labai senas, yra didelis vidutinis medyno amžius. Punios šile auga visi Lietuvoje aptinkami medžiai, o gamtininkų čia tikras lobynas. Vos ne kiekviename žingsnyje galima rasti į raudonąją knygą įtrauktų rūšių arba net tokių, kurios dar tik bus įtrauktos. Atkreipkite dėmesį į mūsų pašnekovo fone esantį nuvirtusi ąžuolą. Ant šito ąžuolo prieš keletą metų vykdydami tyrimus atradom labai retą kerpių rūšį, plonašakę ramaliną, kuri jau buvo skaitoma, kad išnykus Lietuvoje, nes paskutinius 30 mečius jau nebuvo rasta niekur. Biologinė įvairovė Punios šile bene didžiausia Lietuvoje. Todėl čia ribojamas automobilių eismas. Tiesa, iki pagrindinių lankytinų objektų galima privažiuoti. Tačiau yra vietų, tokių kaip griežtos apsaugos gamtinis rezervatas, kuriame be direkcijos leidimo ir parko darbuotojų palydos negalima lankytis. Čia miškas toks pats, koks buvo, tarkim, prieš 1000 metų.
Čia galima rasti viską ir vienam kvartale galima surasti daug įvairių labai retų rūšių, kurios tiesiog net nereikia daug ieškoti, bet jos pačios tiesiog išlenda, kas galima kas metrą, kas 3 metrus vos ne po naują rūšį rasti. Jei iki šiol nebuvote, Punios šilą tikrai verta aplankyti. Čia ir Kunigaikščių alėja, kurioje šimtamečiai ąžuolai pavadinti Lietuvos didžiavyrių vardais, ir Žaltės slėnis, kuriame seniesiems dievams galės nusilenkti pagonis, ir Partizanų žeminė, prie kurios turės apie ką pamastyti šalies patriotas. Na, o mums laikas grįžti į Birštoną, kur įsikūrusi Nemuno Kilpų regioninio parko direkcija ir kur mineralinis vanduo trykšta tiesiog iš žemės. Jeigu pasiseka, gal nepasiseka, kasdami, pavyzdžiui, šulinį, žmonės rasdavo net ir paviršiuje mineralinį vandenį. Nemuno Kilpų regioninis parkas užima 250 kvadratinių kilometrų plotą. Mes parodėme tik mažą dalį jo grožybių, kurias tikrai verta pamatyti patiems, o ne televizoriaus ekrane. Pradedame žaidimą, taisyklės paprastos ir turbūt daugeliu žinomas, bet jums priminsiu. Taigi, taisyklės tokios. Kas pirmas atsako, paspaudžia mygtuką, turi teisę atsakyti. Jeigu atsako be papildomų variantų, laimi arba pelno 100 taškų. Jeigu reikia papildomų versijų, 3 versijų, tada 50. Supertūro klausimas, paskutinis klausimas yra vertas 200 taškų. Taisyklės aiškios, ar ne? Galime pradėti. Taip? Pasiruošę. Ir susikaupę. Ir spėti galima tik tai vieną kartą. Koks medis, augantis Deksnės miške, yra aukščiausias Lietuvoje? 3 variantų. Ar reikės 3 variantų, ar matau Saulius jau nori tarti žodžių? Prašau. Jei neklystu, tai buvo eglė. Dėja, ne, bet noras geras pagirtinas. 3 variantai. Juodalksnis, liepa ir maumedis. Na, merginos, kuri drąsesnė, kuri pradeda? Man labiausiai patinka liepa. Man irgi patinka, bet dėja, jūsų variantas? Gal juodalksnis? Lieka juodalksnis ir maumedis. Kas? Juodalksnis. Dėja, taškai lieka man. Tai yra maumedis. Deksnės miške auga aukščiausia. O kodėl nėra plojimo man, pavyzdžiui, už tai, kad aš... Labai ačiū. Iškart smagiau. Deksnės miške auga aukščiausias Lietuvos medis – 46 metrų aukščio maumedis. Beje, šis maumedžių miškas yra didžiausias Lietuvoje. Jame augantis maumedžiai dauginasi savaime, o tai Lietuvoje nėra įprasta. Taigi, pirmasis klausimas. Dabar jau apšilom tikriausiai, ne? Dabar jau bus atsakymai kaip iš pypkės. Punios šilo pakraštyje, kairiajame Nemuno krante, nuo seniausių laikų minimas kaimelis Smolnica. Koks amatas jam davė pavadinimą? Taip, ponė Regina. Vyrės malą. Deguta. Na, va čia toks irgi klastingas žodis. Jis gali būti interpretuojamas dvejopai. Neteisingas dėja atsakymas. Rinko sakus. Bravo, teisingas atsakymas. Atsakymas teisingas, tai yra sakinimas. Sakų distiliavimo įmonė, dar vadinama Smalinyčia arba Smaliarnė, čia veikia nuo seniausių laikų. Ją mini lenkų archeologas Gliogeris, keliavęs Nemunu 1888 metais. Derva ir terpentinas buvo išgaunami iš senų pušinių kelmų. Darbas sunkus, tačiau produkcija buvo paklausi, reikalinga laivų, trobesių statyboje ir kalvystėje. Tai va, tas žodis sakai, smala, taip, jisai šiek tiek gali suklaidinti. Bet jau pradėjom savo taškų kraitį rinkti. Kas pavaizduota Birštono herbe? Gal žinote be pasakymų? Birštono herbas. 3 variantai. A. Į banginį panaši žuvis. B. Vienaragis. C. 3 pušys. Taip, prašau. Žuvis panaši. Teisingai? Nu, į banginį panaši žuvis. Taip, gana, sakyčiau, netikėtas, ar ne, variantas? Banginis. Aš būtent apie žuvis ir žinojau, bet tik tai truputį abejojau. Tai gal žvejys esat? Taip. Smarkus. Tada iš karto aiškėja situacija. Dar vienas papildomas privalumas. Išsamus atsakymas būtų toks. Birštono herbas mėlyname lauke pavaizduota fantastinė auksinė su sidabriniais dantimis žuvis. Jai iš nugaros trykšta sidabrinė vandens čiurkšlė.
Iki Kauno hidroelektrinės pastatymo 1959 metais nedidelis banginukas su iš burnos tekančiu mineraliniu vandeniu žymėjo Vytauto Šaltinio versmę. Tačiau pakilus Nemuno vandens lygiui, jis aišku paniro po vandeniu, ta kurorto simboliu tapusi skulptūra atsidūrė jau nebepasiekiama, tapo nepasiekiama. Legendinis banginis atgimė kurorto herbe. Beje, ir ežerą Škotijoje turbūt turi irgi, žinot, savo tokį herbą. Nesė, tokia dinozauras. Ir Birštonas dabar turi banginį, taip kad irgi visai neblogai. Svarbu laiku išgerti kokią nors narzano, kad pamatytum arba vieną arba kitą banginį Birštone, pavyzdžiui. Ne? Kitas klausimas. Labai buvo išsamus atsakymas. Kaip vadinamas per sezoninę migraciją Nemuno kilpų regioninėme parke aptinkamas vanaginių šeimos paukštis, paprastai perintis ten, kur gausų roplių? Čia paukščių mėgėjams, aišku, labiau tinkamas klausimas. Bet aš turiu 3 variantus. Taip, kad nebeviltiškas klausimas. Galiu pateikti? 3 variantai. A. Vapsvaėdis. B. Gyvatėdis. C. Rudasis peslys. Prašau. Gal gyvatėdis? Taip, teisingai. Kodėl pasirinkote tokį variantą? Roplių pasakėt prieš tai. Jau kažkas tai vis vien su to. Arčiau nei kad vapsvos. Nu va, čia va ta logika, jog reikia gaudyti tos žodžius, ar ne? Kartais būna dalis atsakymą jau klausime. Panašus į suopį, arba zuopį, kaip sakydavo Kazlauską vaidinantis aktorius Kazlas. Kiek už jį didesnis vanaginių šeimos paukštis gyvatėdis Lietuvoje labai retas, tačiau kartais vis dar aptinkamas. Turbūt ten, kur yra gyvačių, ar šiaip kokių nors tokių nesmagių sutvėrimų. Be to gyvatėdžiai, panašiai kaip suopiai, nestipriai plasnodami gali laikytis ore vienoje vietoje, kaip kokie malūnsparniai. Kitas klausimas. Pietinėje Punios šilo dalyje, kairiajame Nemuno krante, beveik priešais Punelės žiotis auga natūraliai susiformavusi ąžuolų alėja. Kaip ši alėja vadinama? Neteko būti tose vietovėse, labai gražu. Nekeliaujate? Giedrė, ne? O kur mėgstate keliauti? Šiaurės Lietuvoje gimus, tai man šiek tiek svetimas tas kraštas. O šiaip... Bet aš manau, greit sužinosiu. Taip, be abejo. 3 variantai, ne? Bajoro ąžuolai, karališki ąžuolai ir kunigaikščio ąžuolai. Taip, prašau. Karališki ąžuolai. Arti, bet ne visai. Dėja, taip. Prašau. Kunigaikščio. Kunigaikščio. O kodėl jūs nespaudėte? Neatiduokite iniciatyvos šiam džentelmenui, nes reikia kartais drąsos. Aš laukiu taip pat viso. Aš pastebėjau, kad jūs labai džentelmeniškai laukite, kol merginos ryšys atsakyti. Taip, tai yra kunigaikščio ąžuolai, pavadinti istorinių įvykių bei didžiųjų kunigaikščių vardais. Čia Šlama Vytauto, Gedimino, Jogailos, Saulės mūšio ir kiti ąžuolai. Labai graži vieta. Tai iš tikrųjų rekomenduoju, pabandykite, ar tikrai veikia mygtukas. Viskas gerai, ar ne? Tai tada pirštą prie mygtuko ir... Nebijokit, spauskit. Kuo unikali Nemajūnuose stovinti medinė bažnyčia? Kuo unikali? Reiktų pasakyti, gal geriau 50, negu visai nieko, ar ne? Aš palauksiu. Neturit variantų? Gerai, 3 variantai. Tai vienintelė išlikusi medinė neogotikos stiliaus bažnyčia Lietuvoje. B variantas, joje palaidotas Vytautas Didysis. Ir C variantas, joje yra verkiantis mergelės Marijos paminklas ar paveikslas. Taip. Ponia Regina? Gal gotikos bažnyčia? Kodėl jūs taip manote? Kažkur skaičiau. Jūs kaip istorikė, taip. Teisingai jūs skaitėte? Teisingai? Bravo. Tai iš tiesų yra vienintelė medinė neogotikos bažnyčia išlikusi Lietuvoje. Ji pastatyta 1877 metais pagal žymaus Lietuvos romantizmo architektūros atstovo Tomo Tišeckio projektą. Ji primena garsios gotikinio stiliaus Šventos Onos bažnyčios pagrindinį fasadą. Šiuo metu bažnyčia yra restauruojama. Taigi dar viena proga arba pretekstas apsilankyti toje vietoje ir tame gražiame gamtos kampelyje. Kitas klausimas. Kas saugoma Tartoko telmologinėme draustinyje? Telmologinis draustinis. Tartokas. 3 variantai, kaip matau, ne? Miškas, pelkė ar upelis? Taip, pelkė. Jūs buvo pirmoji. Pelkė, bravo. Pelkė.
Intuicija ar logika? Aš esu užaugus Aukštaitijoje, tai ten irgi yra telmologinis draustinis, tai iš to ir tokios sąsajos, kad būtent pelkė. Puiku, labai teisingas mąstymo procesas. Tai 33 hektarų ploto šarminga žemapelkė, viena iš nedaugelio tokių vietų Europoje. Tai va, kaip matau, Regina jau visiškai atkuto, bet laukiam Giedrės šuolio. Kitas klausimas. Apie kokią atodangą profesorius Česlovas Kudaba rašė taip. Reginys toks, kokio iki šiol dar nepatyrei. Nematęs Nemuno nuo jos šlaitų, dar negali girtis, matęs mūsų upių tėvą. 3 variantai. Balbieriškio atodanga. Paspaudėte, ar tik su ranka sudarbėjo? Paspaudžiu. Klausau. Tai ir yra. Balbieriškio? Taip. Puiku. Neprisiminiau miestelio pavadinimą, žinau tą vietą, bet neprisiminiau. Puiku. Ką jūs į tai? Balbieriškio. Profesorius Česlovas Kudaba taip rašė apie Balbieriškio atodangą. Nuo 40 metrų aukščio atodangos atsiveria vienas gražiausių Lietuvoje peizažų, apie kurį taip pat rašė Kazys Boruta ir Juozas Tumas Vaižgantas. Nu, moralas koks galėtų būti? Norite tapti rašytojų, važiuokite į gražiausias Lietuvos vietas. Jūs pagaus įkvėpimas ir tada žodžiai tiesiog liesis poezija arba gražia proza. O jums, aišku, verta ir aš pats norėčiau aplankyti tą vietą ir pasitikrinti, ar tikrai ten taip gražu. Tikrai gražu. Gal ir mes ką nors parašysime, ar ne? Gražu. Gražu, taip? Gražu. Puiku, rezultatai ir visai neblogi, gražėja bežiūrint, skaičiai ties kai kuriais dalyviais. Kitas klausimas. Kokį kūrinį Balys Sruoga parašė būdamas Birštone? 3 variantai. 3 variantai. Niekas neprieštaraujate. Drama Milžino paunksmė. Klausau? Milžino paunksmė. Nedėja, jūs paėmėt pavyzdį, teisinga mintis, bet tik tai rezultatas ne visai tas. Antra, B. Atsiminimus Dievų miškas ir C. Pjesę Aitvaras teisėjas. Gal Aitvaras teisėjas? Dėja, ne? Jūsų variantas? Dievų miškas. Visada jūs tokia mandagiai visus į priekį praleidžiate. Tiesiog reikia išlaukti savo momentą. Išlaukite, negaliu ginčytis. Balys Sruoga, grįžęs iš Štuthovo koncentracijos stovyklos, apsigyveno Birštone. Jis ten ne tik gydėsi, bet ir kūrė eilėraščius poezijos rinkinių giesmė Viešneliai žydrajai, parašė atsiminimų knygą apie Štuthovo koncentracijos stovyklą Dievų miškas. Ar teko skaityti? Įspūdinga knyga ir ko gero būtų verta premijos, jeigu būtų Nobelio premijos, jeigu būtų laiku išversta, nes tai yra tikrai neįtikėtinas kūrinys, labai rekomenduoju. Norėčiau paklausti jūsų, gerbimieji, nes matau daug jaunimo, ar skaitėte Dievų mišką? Teko, ar ne? Mokyklą reikia skaityti, taip? Ar paliko įspūdį? O kas labiau patiko, knyga ar filmas? Knyga. Knyga visada geriau, taip, sutinku. Praktiškai visada, be abejo. Nebent būtų labai interpretuojama kitaip. Labai įdomi tema iš tikrųjų, knygos, filmai, bet dėja mes esam, o gal nedėja, gal laimė esam vis dar Nemuno Kilpų regioninėme parke. O dabar skelbiame tarpinius rezultatus. Saulius surinko 300 taškų. Regina surinko 100 taškų. O Giedrė 50. Kaip tik per tarpinį finišą atidarė savo sąskaitą. Linkiu, kad būtų toliau dar geriau. Kuo toliau, to geriau. Kitas klausimas. Koks lietuvių istorikas 1805 metais pirmasis aprašė Nemuno kilpas? Koks lietuvių istorikas? 3 variantai. Simonas Daukantas, Teodoras Narbutas ar Albertas Vijukas Kojelavičius? Taip, drąsiausia buvo Regina. Galbūt Narbutas. Teodoras Narbutas? Bravo, teisingas atsakymas. Čia, aišku, klausimas iš jūsų sferos, taip kad viskas labai suprantama.
Žemėlapiuose kilpos atsirado labai vėlai. Net kruopščiai parengtame 1613 m. Mikalojaus Kristupo Radvilos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapyje šios kilpos nepažymėtos. Jos atsirado tik 18 amžiaus antros pusės žemėlapiuose. Jas pažymėjo Siponių dvaro žemių planų sudarytojai 1777 metais, nors ir neatspindėdami tikrosios topografinės padėties. Istorikas Narbutas, buvęs Nemuno tyrimų komisijos pirmininkas, pirmasis aprašė kilpas 1805 metais. Čia daug skaičių buvo, daug informacijos, gal kai ką ir įsidėmėjot. Informacija įdomi. Na, dabar jau turbūt apie florą šiek tiek. Koks augalas yra Nemuno kilpų regioninėme parke randama Šleicherio bryje? Šleicherio bryje. Beveik kaip pavardė ir vardas, ar ne? Šleicherio bryje. 3 variantai. Tai yra samana, tai yra papartis ar lelyja. Na, drąsiau, prašau. Samana. Kodėl samana? Šleicheris, kažkaip tai vokiškas tas toks. Puiku, teisingai. Bryjinių šeimos samanų gentis yra gana gausi Lietuvoje. Randama per 20 rūšių. 4 iš šių rūšių, tarp jų ir Šleicherio bryje, įrašytos Lietuvos raudonąją knygą. Ten yra daug keistų pavadinimų toje knygoje, o dar mes nekalbėjom apie lotyniškus pavadinimus. Bet, va, štai toks tas augalas. Kokia įstaiga nuo 1984 iki 1995 metų veikė Prienų dvarvietės teritorijoje esančiame Malūne? Prienų dvarvietės teritorijoje esančiame Malūne. 3 variantai – mokykla, viešbutis ar laidojimo namai. Na, drąsiau, panikim. Pradėkime iš čia. Antrajam variantų liks. Prašau. Laidojimo namai. Ne. Tai sakau, Tikras ne. Tikras džentelmenas, naudokitės progą. Prašom, liko 2 variantai. Sakau, mokykla? Ne. 3 variantas. Viešbutis, taip. Nu jo, žiūriu, kas gali būti Malūne. Laidojimo namai gal ne visai, turbūt. Nebent jeigu maltų paskui. Taip. Tuo metu ten veikia viešbutis Revona. Viešbutis seniai nebeveikia, tačiau pats pastatas yra vienas įspūdingiausių mieste. Iš vienos pusės jį supa Nemunas, iš kitos parkas, šalia yra piliavietė. Tai svarbiausia istorinė Prienų miesto dalis. Nuo čia ir prasideda pažintis su šia vietove. Nuo ten ir pradėkite, kai atvyksite į Prienus. Birštono rajone Matiešonių valsčiuje yra vieno labai žinomo kalbininko, vieno garsiausių 20 amžiaus baltistų tėviškė. Kas šis kalbininkas? Istorikai turi ką pasakyti? Aktoriai? Aktoriai, ne? Aš norėčiau rinktis, man labai patinka rinktis. Jūsų teisė rinktis, be abejo. A. Jonas Kazlauskas, B. Kazimieras Būga, C. Zigmas Zinkevičius. Matau, susimąstymą veidė. Kazlauskas. Kaip jūs tai pataikote? Jonas Kazlauskas. Jūs teisus. Profesorius Jonas Kazlauskas daugiausiai tyrinėjo baltų kalbų istorijos problemas, paskelbė seriją straipsnių apie lietuvių kalbos daiktavardžių linksniavimo raidą, jų kamienų mišimą, galūnių kilmę. Profesoriaus tėviškė yra labai vaizdingoje vietoje, kasmet joje minima kalbininko gimimo arba tragiško žūties diena. Aišku, Kazlauskas galbūt mažiausiai girdėtas iš kitų kalbininkų. Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje į Nemuną įteka gausybė upių ir upelių. O kokia į Nemuną šioje teritorijoje įtekanti upė yra didžiausia? Didžiausia upė, prašau. Šventoji, bet turbūt neįteka gal į Nemuną, dabar staiga pagalvoju. Dėja, ne. Jin tiesiog yra šiaip didžiausia Lietuvos upė. Bet pats noras, matau, akis sužybo pagaliau. Tai jau labai pagirtina. 3 variantai? Bandyk. Taip, 3 variantai. Slanka, Imilsa, Verknė. Paspaudė pirmasis. Verknė. Verknė, bravo. Bravo. Nu vis tiek žvejys, profesionalas, mermėgėjas, nesvarbu, bet vis tiek su vandeniu, vis tiek bendraujate, su žuvimis bendraujate. Kažkaip tai pomėgis mano upio žvejyba, bet žemupį. Puiku. Geras atsakymas. Gana srauni ir tarp baidarininkų populiariai Verknė yra didžiausias į Nemuną įtenkantis upelis. Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje be abejo. O kaip su baidarėmis bendraujate, draugaujate? Teko? Esu tik mačiusi. Tik mačiusi esate, taip? Laukia. Ne? Taip.
Taip, va. Žvejoja, baidarės, puiku. Nenuostabu, kad jūs esat lyderis kol kas. Taigi, o mes tęsim žaidimą. Toks gana ilgas klausimas. Irgi šiek tiek susijęs su asmenybėmis, su istorija. Ten, kur dabar įsikūręs Prienų muziejus, anksčiau gyveno garsus prieniškis Cezaras Pšemeneckis. Jo namuose prieškariu vyko itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Pasakojama, kad juose lankėsi ir vienas ypač garsus Rusijos kultūros veikėjas. Kas jis toks? 3 variantai. Rašytojas Michailas Bulgakovas, B. Dailininkas Vasilijus Kandinskis ir C. Operos solistas Fiodoras Šaliapinas. Prašau. Gal Šaliapinas? Šaliapinas. Intuicija ar žinios? Kažkur skaičiau. Kažkur skaitė. Neišduodate šaltinių, ar ne? Kaip tikri žurnalistai arba slaptų tarnybų agentai. Jau netrumpai gyvenu, tai daug ko skaičiau. Kažkas lieka, tu atminti vis tiek, jau žinau iš savo patirties. Cezaro Pšemeneckio dėka į Prienų miestą bei jo apylinkės atvesta pirmoji elektros linija, o 1928–41 metais elektrifikuoti Prienų ir Birštono miestai bei aplinkiniai kaimai. Pšemeneckis savo namuose organizuodavo kultūrinius renginius, o viename iš jų, kaip jūs jau atspėjote, yra viešėjęs garsusis rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas. Kitas klausimas. Nemuno Kilpų regioninio parko teritorijoje esantis Pelekonis yra garsus piliakalniais. Piliakalniais, labai gražiai skamba. Kelių piliakalnių liekanų galima rasti. Kelių piliakalnių liekanų ten galima rasti. 3 variantai. 2, 4 arba 6. Labai paprasta, ne? Tiesiog spauskite ir sakykit. Taip darau. 2. Nu ne, kaip gaila, taip norėsiu. Intuicija. Klausau. 4, taip. Šiandien aiškiai Sauliaus diena. Intuicija padeda ir žinios taip pat padeda. Gerai pasiruošęs. Puikus atsakymas. Pelekonių kaime iš viso yra 4 piliakalniai, įrodantis, kad žmonių čia nuo seniausių laikų gyventa. Kultūrinio sluoksnio storis siekia apie 0,5 metro. Spėjama, kad šioje vietoje žmonės įsikūrė daugiau kaip prieš 1000 metų. Gal žinote kitų, kaip istorikė, įdomių vietų, kur yra gražių piliakalnių, kurias verta aplankyti? Nebūtinai Prienų, aišku, rajone. Tai čia Kernavė. Na tai Kernavė čia visi žino, gal kokių yra nežinomų, kad mes irgi savo akiratį praplėstume. Galite šaltinių ir nesakyti, iš kur išgirdote. Ar kur perskaitėte. Žanykščiai labai gražus piliakalnis. Yra dabar atstato pilį. Niuronių rodosi, jeigu aš neklystu. Labai puikus. Ir mano krašte yra nedidelių piliakalnių, netoli Šėtos. Mes net besimokydami mokykloje eidavom į žygius, į piliakalnį. Ir kaip vaidilutės kūrendavo ugnelę? Ugnelę kūrendavom, bet vaidilutės tada buvo uždraustos. Uždraustos? Nelegali veikla, vaidilutės. Ir reikėdavo mokėti išsipirkti tą liudijimą, ne, verslo. Na, bet čia mes nenukrypkime į šonus, tęsime, nes net tiek daug klausimų jau ir liko. Kalvių kraštovaizdžio draustinėje saugoma ne tik pamiškės ir Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių augavietės, bet ir vienas ne visai įprastas tokiems draustiniams objektas. Koks tai objektas? Raketinė šachta, partizanų bunkeriai ar tankodromas? Buvęs, aišku, tankodromas. Na, ką sako jūsų intuicija, prašau? Tankodromas. Taip. Mėgstate techniką? Ne, aš prisimenu filmą 4 tankistai ir šuo buvo toks. Čia labai teisinga vieta prisiminti tą filmą. Taip, tai atsakymas teisingas. Kalvių kraštovaizdžio draustiniui priklauso ir įdomi buvusio sovietinio tankodromo trasa, kur galima gerai pasiausti tikriausiai. Ir kągi, super turas. Lemiamas klausimas, už kurį galite gauti 200 taškų. Prieš Verkniai susiliejant su Nemunu stovi ola, vadinama Ožkų pečiumi. Kokie gyvūnai mėgdavo ant šios olos šildytis? Kokie gyvūnai? Ožkos? Jūs manote, kad už 200 toks paprastas atsakymas bus? Kodėlgi ne? Aš tai mielai sutikčiau, bet šiuo atveju ne, dėja ne. 3 variantai. Ožkos, avis ar stirnos? Prašau. Stirnos, manau. Kodėl? Stirninai vadinami ožiais medžiotojai. Bravo, super.
Belieka tik tai pakartoti tai, ką aš čia turiu, kad vietiniai ožkomis pravardžiuodavo stirnas, mėgdavusias laipioti ant olos ir šildytis prieš saulę. Be abejo, taip ola ir gavo ožkų pečiaus pavadinimą. Bravo, manau, kad laikas suvesti rezultatus. 3 vieta. Giedrė, 100 taškų. Regina, 250 taškų. Na ir lyderis ir nugalėtojas yra Saulius su 600 taškų. Kągi, man labai smagu pasveikinti visus dalyvavusius, parodžiusius daug ar mažiau entuziazmo, žinių ir intuicijos. O aš noriu teikti apdovanojimą, fotoaparatą, kuris atitenka nugalėtojui Sauliui. Dėkojame visiems esantiems studijoje ir dalyvavusiems žaidime. Norėčiau tik priminti, tradiciškai be abejo, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupe skelbia dokumentinių filmų festivalį konkursą. Plačiau apie šį konkursą galite sužinoti adresu kinogaražas.lt nuorodoje žalias kino garažas. Norintys dalyvauti šiame žaidime, laimėti vertingų prizų, praplėsti akiratį, pasijuokti, pabendrauti, kviečiame registruotis adresu gamtoskodas@videometra.lt. O aš dėkodamas jums visiems, taip pat ir jums, gerbėmieji žiūrovai, atsisveikinu. Iki kitos savaitės susitiksime sekmadienį 16:15 per Lietuvos televiziją. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.